Labas rytas, rugpjūčio 4, Oslas, atvariau paimti lagaminų ant šaligatvio, užvažiavus ant šaligatvio, nes kai visą laiką vietos nėra niekam, nei lagaminam paėmimui, nei žmonių paėmimui. Tikiuosi, čia pralys kas nors, kas važiuos. Ypač va tie traukiniai, jeigu važiuos, tai tikiuosi, čia nevažiuos. Einam pasižiūrėsim, ką jie man duos. Dar labiau pavargus, negu kad vakar buvau. Miegojau tragiškai, siaubingai, blogai. Va. Man atrodo, nieko nebebus. Reikės iššauti šiandien kokio vyno, nes atvirkščiai mano sveikata kiekvieną dieną vis blogėja, o ne gerėja. Eina viskas. Eina viskas down, žemyn ir žemyn. Taip, kad žmonės, žinokit, neatsisakykit vyno. Vynas padeda gyventi. Oi, kaip sunku, galva net sprogsta. Beje, Gardemone, belia kaip lyjo, čia atvažiuoju į Oslą, belia kaip saulė šviečia. O Gardemone ir Oslas skiria maks 40 minučių vairavimas. O tai va, ir dar netgi šilta, galiu pasakyti šiandien. Einu gal kavos duos, nes numirsiu šiandien, nusprogsiu. Sustojom prie įžymios norvegiškos skulptūros, kuri buvo pagaminta moters, kad priminti jum visiems, ta prasme, mum visiems, absoliučiai, kad priminti visiems žmonėms, kad nesikeltumėt, neišpuiktumėt, nesipuikuotumėt ir šiaip netaptumėt kažkokie snobai, kad tiesiog dar nepersniausiai visi buvo va tokie va. Va, mes visi buvom tokie spermatozoidai. Tai čia yra labai žymi skulptūra Norvegijoje pastatyta netoli Hamar miesto, važiuojant iš Oslo link Lillehammerio. Spermatozoidas. Spermatozoidai. Mes esam tiesiog spermatozoidai. Šiandieną keliaujame po Pasvalį. Nuo tos dienos, kai pasvaliečiai pradėjo užsiminėti žemės ūkio ir pradėjo sodinti burokus, cukrinius runkelius, jų ekonomika labai ženkliai pakilo ir jie dabar visi turi, Pasvalio gyventojai visi turi mažiausiai po 2 mašinas, kurios netelpa jų kiemuose, bet ir dar kiekvienas pasvalietis turi po laivelį, po jachtikę, po tokias geldas. Tai nepabijokime šito žodžio, pasakykim, ką iš tikrųjų mes turtingi lietuviai, likę lietuviai turtingi esantis nuo Pasvalio, galvojam apie pasvaliečius, su geldom plaukėja, po savo tą upę, lievenį. Kaip upė lievo, taip ir jie lievi. Bet tai mes, kadangi šiandien atvykome aplankyti Pasvalio, negražiai negalim kalbėti, tai pasidžiaugime, kad po galais Pasvalys pastatė statų. Aukštesnį negu 2 aukštai įprastai jų gyvenamų namų, pastatė štai tokį medinį bokštą namą statinį. Žinot, kodėl jisai medinis? Ne dėl to, kad jisai iš medžio, ne. Kaip pasvaliečiai su savo bairiais mediniai, taip ir pas juos pastatai mediniai. Dėl to jisai medinis. Ir jisai būtų aukščiausias pasaulio pastatas. Pasvaliečiai galėtų didžiuotisi, turėdami tokį aukštą pastatą. Bet amerikiečiai paėmė ir pastatė lygiai tokį patį, tik tai 1,5 metro statesnį. Aukštesnį, ilgesnį, platesnį. Bet tai kas tai amerikiečiai mum, ne lietuviam, tai vapšiai jie tam, kažkur jie ten nusibeldė į kitą pasaulio kraštą, jie net ne žmonės, jie ten kažkokie ateiviai. Kas anoj pusėje gyvena, ten kur skiriasi, kaip pas mus diena, pas jos naktis, ne? Kaip pas mus žiema, pas jos irgi kartais būna žiema. Čia ne į temą, čia šitą Esmė ta, kad palinkėkime Pasvaliui stiprybės, sėkmės, toliau kelti ekonomiką, nusipirkti po galais didesnius laivus, nejuokinti pasaulio su kažkokiom geldom mažom, bet kad jų šitas stačias statinys dar stovėtų ilgai, nes niekas pasaulio taip nepralinksmina ir nepadaro tokių gražių kaip stačias statinys, kurio važiuoja pažiūrėti net amerikiečiai. Taip galėčiau pisti protą, jeigu būčiau gydę, bet kadangi liežuvis laisvas, bet gydę nesu, kalbėti noriu, bet apie ką neturiu, tai galiu pisti protą tik tai jum. O šiaip, diena labai gera, visai šilta, nuotaikytė irgi gera.
Biški lyja, biški ne. Mano gydas toliau šaudo bajeriukus. Aš juom stebiuosi. Kaip reikia pasakyti teisingai? Juo ar juom? Nu, vienu žodžiu. Aš savo gydų stebiuosi. Telemundo prezidentą 3 dalis tęsiasi. Jau šiandien vairuojam, važiuojam, aš jau laukiu. Nu, kągi jisai šiandien šaus? Ir kągi šauna? Jisai pradeda pasakot, ne taip kaip Luizas pasako, apie ežerą, apie kas tenai plaukioja, ką galima pagauti, kokie žmonės gyvena, kaip šitie miestai kūrėsi, kad šita dalis buvo iš vis labai žymi nuo senų laikų ir čia žmonės atvažiuoja visą laiką, visais laikais atvažiuodavo būtent į šitą vietą Hamaras, Lillehammeris, keliauti, pamatyti, aplankyti, nes čia galima rasti nuo senovės visokių palikimų, netgi pats seniausias vikingų laivas buvo būtent šitoj daly atrastas. Ne, jisai pradeda pasakoti apie Breiviką. Tie, kas nežino, tai žinokit, žodžiu. Pasakosiu visom detalėm. Kai Breivikas susprogdino Osle pirmą bombą, paskui nuplaukė į salą, kadangi aplink Oslą yra labai daug salų. Jos naudojamos pramogom, į poilsiui. Labai mėgsta visi norvegai tenai plaukti su savo mažais laiveliais arba su dideliais laivais, kurie plukdo už pinigėlius. Ir tenai tiesiog atdihalinti, turėti gerą laiką savaitgaliu. Ir ką? Pasako, kaip jisai tenai nuplaukė, kaip jisai ten iššaudė tos žmonės. Ir ant galo dar pabrėžė, sako, šitas įvykis labai sukrėtė ir pakeitė Europą, bet ne taip, kaip pas jūs vyksta Amerikoje. Pas jūs taigi ten mokyklose, kas antras mokinys šaudo ir sprogdina. Va tokį, buim! Aš klausausi, galvoju, ne, nu, šitas gydas yra tikrai kietas. Jisai maža, kad Norvegijos nekenčia ir ant jos stumia, žinai, nu, nes tipo, nu, Norvegija čia nieko gero, nes čia gali tave Breivikas nušauti, čia gali prasigerti, čia gali nusiniuchinti, nes, nu, čia oras gaidys, gyvenimas gaidys, biški visi pinigų turi, bet visi tokie yra depresuoti, bet ir dar ant Amerikos, taip. Amerikiečiai tai dar blogiau negu Norvegai. Aš negaliu. Bet man nuo to darosi tik linksmiau, nuotaika tik tai dar labiau kyla ir gerėja. Ir šiaip man atrodo, kad jau mane atleidinėja visos parkės, nes buvau biški tokia užsispaudus. Aš sakau, žinokit, mesti staigiai vartoti alkoholį nėra gerai, bet jau šiandien 7 diena jau, žinai, jau gyvenimas pagražėjo, akis prablaivėjo, jau net ir Martino taip nepykstu. Bet turiu vieną tokį bajeriuką, mane kamuoja musė. Mūšių, šitą mažą mūšę. Karočią, jau 2 diena mano autobuse gyvena musė, kuri išskirtinai lenda tik prie manęs. Tai gerai, jeigu jinai tik tai va, kai aš čia va sėdžiu, kaip sėdžiu čia, žinai, jeigu jinai tik tai čia skraidytų. Ne, ta rupūžė kanda ir dar kaip skaudžiai kanda. Nu, tupia kur nors ant rankos ir kanda. Blembaški, aš galvoju, nu gal aš smirdžiu kokiais šūdais, bet aš buvau duše ir vakar, ir šiandien, ir visas dienas einu į dušą. Nu, galvoju, gal jai nepatinka kokie mano kvepalai. Nu, bet ne, musės taigi į kvepalus nereaguoja. Tai žinot, ką aš sugalvoju? Aš jaučiu, kad mano kažkuris eksas numirė ir jisai, nu, atgimė musė dabar. Ir dabar jisai randasi su manim jau 2 dieną šitam autobuse ir man keršė už tai, kad aš jį palikau. Nu, aš kitos paaiškinimo negaliu sugalvoti. Kodėl jinai nelenda prie visų 14 amerikiečių, kodėl jinai nelenda prie Gydo Martino švedo. Jinai lenda išskirtinai prie mes. Stabiliai. Nu, tikrai mano eksas atgimė musę. Ale, kuris dabar, kaip čia sužinot, kuris eksas? Nes jeigu žinočiau, išsiaiškinčiau, kuris mirė, ten, pavyzdžiui, galėčiau gal su ją pašnekėti, sakyčiau, žinai, kai jinai atskrenda, sakyčiau, Rikutė, baik, nu, girdė, klausyk, Rikutė, aš jau vienas iki tave gyvenime palikau, tu nori, kad antras iki tave palikčiau, kad išvaryčiau tave per durys kūjum ir išvažiuočiau, taigi nepaskrysi taip greitai. Būk geras, gyvenk, būk, bet nesikandžiok, supranti, nesikandžiok. Taigi ne St. Bernaras koks, ne retrieveris, ne kokie ten dar šunys būna, ne bokseris, ne... Nu, karočią. Nu, bet jinai mane jau bėsina, nes 2 dieną jinai mane kandžia ir taip, nu, kai kanda, tai atrodo, kad pusę gabalo odos iškanda. Ir viskas, važiuojam toliau. Šiandien pajudėjom iš Oslo link Lillehammerio. Atvažiavom į Lillehammerį. Ne,
Neįsiu aš, neįsiu į lauką. Aną kartą pati pirmą lėkiau va ten ant tų, kur kelia į viršų, nuo viršaus dariau rolikus, rodžiau, kaip gražiai viskas atrodo, kaip šitas ežeras, kurio dabar nesimato, gražiai atrodo. Bet, kaip ir sakiau, viskas Norvegijai priklauso nuo oro. Nėra oro, nėra vaizdo, nėra turizmo. Nu, iš karto, ne? Net nekyla kojos iš autobuso išeiti. No. Dėl to ir džiaugiuosi, kad galiu būti čia. Gidas tai paliubomais vis tiek turi eiti, nes žmonės eina ir jisai turi eiti. O, man. Nu, tai va, tai, žodžiu, buvo klausimas, kiek kilometrų per dieną pravažiuoju. Tai žinokit, labai viskas priklauso nuo kokią tu programą veži, ką tu veži. Ką tu veži? Amerikiečiai, azijiečiai, Europą, su kokia firma dirbi? Ar tarkim Gate One'as, ar ten koks Kuoni, ar Tumlarė, ar labai viskas priklauso nuo visko. Ir kaip sudaryta programa. Tai būna tokių programų, kur važiuoja labai daug kilometrų, labai daug. Gali važiuoti per dieną visą dieną nuo ryto iki vakaro ir tik tai vakare žmonės turi laiko ten kažkur pavaikščioti po miestą, o tu jau nusiknysęs eini miegot. Arba būna tokios, va, pavyzdžiui, kai tarkim dienos kaip man vakar, Oslo, sightseeingas, miesto apžvalga Oslo. Tai aš ten pavažiavau turbūt kokiu, maksimum 30 km. Nu gerai, 50 paimkim, iš bėdos paimkim, 50, tarkim, suapvalinkim. Nu, šiandien kažkas apie 300 gal gausis kilometrų, gal net nesigaus. Tarkim, iki 300, gal 200 pem, tarkim, kokie. Nu, tai va šita tokia programa yra su amerikiečiais Gate One, kur iš lėto, niekur neskubi, truputėlį pavažiuoji, stoji, truputėlį pavažiuoji, stoji, o paskui kitą savaitę, ne kitą savaitę, o po šitos programos, po šito turą turėsiu su azijiečiais ir mes važiuosim netgi iki Olesundo nuo Oslo, tai aš jaučiu, kad mes turėsim daugiau jau kilometrų, jau truputėlį aukščiau kilsim į Norvegijos kalnus, aukštyn link šiaurės. Tai gali būti gal, kad per dieną pravažiuosiu ir daugiau kilometrų. Bet man patinka vairuoti. Jeigu nemygdo, tai iš vis aš galėčiau vairuoti. Į lauką ne. Šiandien nuo ryto nieko nevalgius, žiauriai noriu valgyti, nes nebuvo kaip. Vienu žodžiu, ten buvo tokia situacija, kad iš viso nieko neturėjau. Nei viešbučių neturėjau, nei maisto neturėjau, nei laiko kada nusipirkti. Bet dabar esam Lillehammeryje, turim pietų pertrauką ir nusipirkau išbandyti vietinį, aišku, kad ne norvegų, o ten tų biškį tamsesnių. Kepapas. Paragausim, pasižiūrėsim, kokius kepapus Lillehammerį gamina. Kvepia tai skaniai. Nu gerai. Svarbiausia, neapsitaškyti, neturiu tiek rankų, kad dabar čia galėčiau valgyti, nors norėčiau čia valgyti, bet neturiu tiek rankų. Tai einam į autobusą, pasidėsim viską kaip priklauso, nusimsim galbūt marškinius, nes kiekvieną kartą, kai valgau ant mano marškinių, viskas matosi. Ir paragausim. Ir pasakysiu, ar skanu buvo ar ne. Ar tipo, nors šiaip aš nesu nei kebabų mėgėja, bet patys skaniausi kebabai, kai esu gyvenime valgius. Tai buvo Malagoje, Ispanijoje, 4 ryto po šokių. Tai buvo taip skanu, bet galimai, kad buvo po diskano. Ir buvau neblaiva. O šiaip nesu nei kebabų, nei picų mėgėja, bet kartais pavalgau. Tiesiog per gatvę, net ne per pėsčiųjų perėją, ant tiek atsipalaidavus, ant tiek užlenkus. Lietuvoje jaučiu baudą susimokėčiau, ne? Norvegija jaučiu irgi, jeigu pamatytų policininkai, nepagirtų, nepaglostytų ir nepasakytų, oi kokia šaunuolė, kokį gerą pavyzdį vaikam rodai. Labai noriu paragauti kebabą, kol jūs į mane žiūrit. O koks tai ilgas, plonas ir ilgas. Neturėtų kebabas būti storas ir trumpas? Tarp kitko, su jautiena, nes su kiauliena neturėjo, neturi, iš vis turbūt negamina, dėl
Dėl to, kad jie ten biškai gal musulmonai. Bet turi su jautina ir su chicken, tai paėmiau su jautina. Dėl kaip skanu. Po pirmos 15. Su pusryčiais mane. Aną kartą labai tingėjau lipti net iš autobuso, nes buvo baisiai karšta. Dabar, kadangi nėra baisiai karšta, išlipau iš autobuso. Lillehammerį atėjau į muziejų, kuris yra po atviru dangumi, pats didžiausias, kaip sakė gidas. Štai taip atrodo visas tas muziejus. Atėjau, aišku, už dyką, pasakius, kad aš esu Gytuono vairuotoja, įleido. Bet kur dabar eiti, kai va šitą ir Norges post muziejum, oi, nerodysiu, su pirštu neslėjasi, Norges post muziejum, ir Bolikfeld, ir Fiskevolen, ir Bien, ir, o Jėzus, tai kur dabar man čia eiti? Jaučiu ratą padaryti prireiks kokias valandas. Einam? Einam. Einam, pasižiūrėsim. Nepamirš svarbiausia, iš kur atėjau. Čia atėjau, ten stovi autobusas. Kažkur ten. Oras, tarp kitko, žiauriai pagerėjo. Šilta. Koks 20 tai minimum, jeigu nedaugiau. Nes jeigu aš su trumpom rankovėm, reiškia tikrai šilta. Kaip matome, tai yra Rumšiškės 2. Rumšiškės tik tai, kad ne Lietuvoje, kur irgi stovi įvairūs senoviški pastatai. Stavkirkė, visokie dvarai, namai, norvegiški, senoviški, ypatingi, va tokie ant vištos kojelių nameliai. Žodžiu, išsaugota, autentiškumas, senovė. Šieno gali pasidaryti nuo stogo, jeigu nori. Jeigu nori, gali nesidaryti šieno nuo stogo. Tik atsargiai reikia šienauti, kad nenukristum į apačią. Kaži, galime į vidų įeiti. Pažiūrėti, kaip ten viduje jis atrodo. Tuk, tuk, tuk. Leiskit užeiti. Koks kvapas keistas. Kvepia senieną ir medieną, papilėjusią medieną. Supratau. O taip gyvena senovėje Norvegai. Mažai kom skiriasi nuo lietuvių, galėčiau pasakyti. Bet autentiškumas yra autentiškumas. Ir viskas, ir baigėsi diena šiandieną. Darbo diena baigėsi šiandieną. Prasideda linksmiausia dienos dalis. Jėzus, net nebežinau, kur čia dingo žodžiai iš burnos. Prasideda linksmiausia dienos dalis su švabralinti. Tvarkytis ir eisim valgyti. Geriausia dalis. Galvoju dabar, eiti vakarienės ar neiti. Ten žiauriai skanus maistas, bet ten vyksta alaus degustacija. Visiems duos, taip pat ir man siūlės padegustuoti 5 rūšių alų, kuris yra pasakiško skonio, nes aš jau jį ragavus. O šiandien 7 diena, kai neįpyliau savęs jokio alkoholio. Jaučiu skipinsiu vakarienę. Nes eiti ten sėdėti ir negerti, tai kokio velnio ten eiti. Ir šiaip aš galvoju, aš jau nusipelniau pamiegot. Jaučiu taip ir padarysiu va jums filmuką. Jeigu vis dar įdomu žiūrėti. Sakykite, jeigu neįdomu, tai nedarysiu, nes aš nežinau, čia dar kažkam įdomu, ką aš veikiu ar neįdomu, nes negaunu atgalinio ryšio, tik kiek norėčiau. Rašykit, sakykit, kritikuokit, siuntinėkit, darykit ten, beleką ten, nu kažką. Jo, einu, jaučiu padarysiu filmuką ir eisiu liūlę. Rašau gydui, kad
kitą kartą pavalgysiu su jais. Nes gidas neįdomus, gert negaliu. Nu, žodžiu, va, be ryšio. Kitą kelionę, kai važiuosiu, jau galėsiu gerti, nes dabar noriu padaryti tokį eksperimentą, kaip aš jaučiuosi negerdama alkoholio. O kitą jau kelionę važiuosiu, jau galėsiu gerti, būsiu linksmesnė, būsiu fainesnė, būsiu jau tokia, Ir tada bus ir vakarienės. Labanaktų.